Labame ryte skamba gyvai atliekama muzika ir muzika skambės ir Marijampolės festivalyje. Marijampolė Music Park 11 kartą organizuojamas festivalis jau prasidėjo, o studijoje smuikininkė iš Japonijos Mayumi Kanagawa ir festivalio meno vadovė Eglė Kasteskaitė. Labas rytas. Labas rytas. Mayumi, ačiū, kad atvyko šį rytą, kad dovanojate mums muzikos. Kokie jūsų įspūdžiai Lietuvoje? Žinau, kad ne pirmą kartą čia viešit. Taip, pirmąjį kartą lankiausi Vilniuje beveik prieš 10 metų, 2013 metais, ir man iš tiesų labai patiko miestas. Jis labai istorinis ir gražus ir pilnas labai pozityvios energijos. Jūs grojate unikaliu smuiku, jūs griežiate Stradivarijaus smuiku, kurių pasaulyje yra vos keli šimtai. Kuo jums ypatingas muzikavimas šiuo instrumentu? Na, tai iš tiesų labai ypatingas instrumentas. Jis 1725 yra pagamintas ir iš tiesų išsilaikęs nuostabiai ir labai gražus instrumentas. Ir tikrai džiaugiuosi galėdama juo groti kasdien ir tikrai labai daug išmokstu kasdien grodama šiuo smuiku. Bet jums turbūt reikia jį labai saugoti ir laikyti gerai užrakinus. Tai yra brangus visom prasmėm instrumentas. Taip, tiesa, turiu visą laiką jį laikyti arti savęs, žinoma. Egle, apie festivalį. Jūsų festivalis yra žanrinės įvairovės festivalis. Ir klasika, ir elektroninė muzika, ir džiazas. Koks jis šiemet? Lygiai toks pats, lygiai tokia pačia žanrinė įvairovė, taip pat bus ir klasikos. Ir jau buvo, ir bus džiazas, ir taip pat elektroninė muzika. Taigi 6 koncertai, 7 puikūs renginiai Marijampolėje per kelias savaitės. Manau, kad labai bus, jau ir atidarimas įvyko ir bus labai gražus potyris. Bet jūs ne tik festivalio meno vadovė, jūs pati esat pianistė ir kartu su viešnia iš Japonijos Mayumi jūs tapsite ir scenos partnerėmis, jūs šeštadienį rengėte bendrą koncertą. Koks bus jūsų bendras pasirodymas? Kaip sekėsi jam ruoštis? Pasirodymas bus tikrai labai įdomus. Šis jo bus Johano Sebastiano Bacho partita antroji su žymiaja Čekona, kurią Mayumi atliks. Ir mes su Mayumi derinom iš tikrųjų, kad taip pagal koncepciją tiktų ir būtų šalia tos kosminės vadinamos tokios muzikos ir polifonijos ir paprastumo ir nuostabumo ta muzika. Tai Arvo Perto muzika skambės smuikui ir fortepijonui, tai yra labai žymus kūriniai, Frateris ir Špygel im Špygel. Ir taip pat prie mūsų prisijungia kompozitorius Antanas Jesenka, kuris parašė premjerą. Mes atliksime elektronikai, fonogramai, smuikui ir fortepijonui. Jisai suvienijo tarsi Bacho ir Perto muzikos skambesius ir įkūnijo tai būtent savo kūrinyje, kuris vadinasi Paviršiai, nors iš tikrųjų tai pakankamai gilūs ieškojimai. Jūsų festivalio tema ir šūkis šiemet yra nauji kontekstai. Galbūt net ir šis koncertas, apie kurį ką tik kalbėjome, kuris vyks šeštadienį, ir yra geras pavyzdys tų naujų kontekstų, kai mes tarsi žinome Bachą, žinome klasikinę muziką, suprantam elektroninę muziką, džiazo muziką, šiuolaikinę muziką, bet jų samplaika galbūt ir yra naujas kontekstas. Taip, jūs visiškai teisus, tai viena iš minčių ir yra naujų kontekstų, tai būtent žanrų simbiozė. Ir mūsų koncertas taip pat su Mayumi ir iškart po mūsų koncerto tą patį vakarą atsivėrus bažnyčios, liuteronų bažnyčios Marijampolėje duris, Spindulio kino teatro aikštė, ant stogo koncertuos Adas ir Viltė. Tai bus taip pat keli žanrai, tai elektronika ir mūsų senosios liaudies dainos. Ir nauji kontekstai dar dėl to, kad mes atvėrėme naują 10-metį ir jame šiais metais koncertuoja atlikėjai, kurie nėra koncertavę per tos 10 metų festivalyje. Na, išskyrus galbūt vienintelį kolektyvą, tai Lietuvos kamerinio orkestrą. O visi atlikėjai, kurie koncertuos, jie koncertuos pirmąjį kartą Marijampolė Music Park. Mayumi, jūsų dar noriu paklausti, kalbant apie rytojaus koncertą, kai jums buvo pasiūlyta atlikti tokią unikalią programą. Ar tai yra tai, ką jūs dažniausiai darote, ar jums tai yra kažkiek ir neįprasta?
Ši programa yra šiek tiek neįprasta, tačiau tuo pat metu tai yra labai susijusi programa. Visi kūriniai yra tarsi vienas iš kito išplaukiantys. O kaip vyko jūsų repeticijos? Ar jūs repetavote nuotoliu, ar jūs atvykote anksčiau ir viskas jau paruošta, galit laukti, mėgautis koncertų rytojaus? Man buvo atsiųsta medžiaga su elektroninė muzika, garsais, pagal kuriuos aš galėjau repetuoti, ir taip pat mes dar šiandieną asmeniškai kartu jau repetuosime abi. Tai jūsų pasirodyme bus ir improvizacinių elementų, ar viskas yra griežtai surepetuota? Kiek turėsit laisvės ir kūrybos? Net ir parašytoje muzikoje, kur natos surašytos, visuomet yra šiek tiek improvizacijos, nes tai priklauso nuo to momento, kaip jūs jautėsis, net jeigu ir turite iš anksto parašytą muziką, natas. Aš negaliu jūsų nepaklausti, ar jūs jau kas nors pavaišino lietuviškais patiekalais? Taip, jau paragavau cepelinų. Ar patiko? Did you like it? Yeah, I really liked it. Egle, paskutinis klausimas. Žanrinė įvairovė, žmonės gali pasirinkti, kas jiem įdomiausia, bet organizuojant festivalį jau 11 kartą, kiek jūs stengiatės atspindėti, ko žmogus norėtų, kiek jūs patys ieškote to, kas dar neatrasta? Iš tikrųjų, tai ir yra tikriausiai pirmasis kriterijus, kurio vadovaujasi, todėl kad kiekvienais metais stebiu publiką, stebiu Marijampolės publiką ir stebiu atvykstančią publiką, nes vis dažniau tikrai atvyksta ne tik iš aplinkinių miestų, Kauno, Birštono, tačiau ir iš Vilniaus. Tai stebėdama tą aplinką tikrai galvoju ir apie publiką ir konstruodama, jeigu galima taip pasakyti, festivalį, atkreipiu dėmesį ir atsižvelgiu į tai. Tačiau vis tiek pirmas ir pats svarbiausias dalykas tai yra meninis turinys, meistriškumas atlikėjų ir bendras festivalio konceptas. Aš dėkoju Jums, linkiu gražaus koncerto, puikaus festivalio ir puikios viešnagės Lietuvoje. Žinoma, kviečiu ir apsilankyti festivalyje Marijampolė Music Park, o po kelių sekundžių naujausios žinios.